Con jūs avipapiai. Nu, tai kaip būtų netikėtai, atkėlėm Turbo Opelį per vieną dieną. Tai Turbo Opelis kaip ir buvo toks planas važiuoti Winter Gamesus, bet sniegas nutirpo, žiema išėjo, bet į paskutinį etapą vis tiek suspirsim. Tai padangos tik netinka. Tai greičiausiai, jeigu bus toks oras, tai lėksim su semis likais. Bet esam užsiregistravę ir važiuosim, bandysim kažką tais. Šiandien minimaliai persižiūrėti smulkmenas visokius dalykėlius, kaip pavyzdžiui ratų varžtų trūksta. Niekas nepastebėjo, net durneliai. Tai va tokius dalykus reikia susižiūrėti. Tada kitas dalykas... Kitas dalykas yra toks, kad per šitą kampą labai stipriai bėga tepalas. Nors tarpinė nauja, bet greičiausiai brokuota ar kažkas yra. Ir ten matus, taip ir greičių dėžė, viskas bėga. Tai va toks va dalykėlis. Tada reikia pristvirtinti akumuliatorių. Išsipurtysim, galbūt orų filtrą išsivalysim. Dar vienas dalykas, kuris man nepatinka, tai kai tu gazuoji arba stabdai per bėgį, tai gazuoji taip variklis verčiasi arba taip. Žodžius, va šitaip kruta. Tai bandysim kažkokį laikiklį prisukama susivirint ar pasidaryt, kad nesivartytų. Vibruos, aišku, žiauriai tą mašiną, bet bent jau tada eis tiksliau bėgius pataikyti ir biškai smagiau bus stabdyti pavarom ir gazuot. Tai va, padangų dar kol kas neturim, bet turėtumėm rytoj gauti. Tai turim 2 naujas padangas. Pagal idėją turėtumėm gauti 2 naujas ir 2 kažkokias lavoninės dėsim ant galo, nes kadangi čia yra priekiu varomas automobilis, tai greitėja priekis, stabdo priekis, vairuoja priekis. Viską daro priekiniai ratai. Galas tiesiog velkas, kaip invalidų šunelių. Tai ant galo neturim iš vis būtinybės keisti padangas, bet šitas nuimsim, nes šitos per daug gerus, tikrai gaila yra. Tai čia turim Opel Astra H serijos universalą, visiškai nepraktiška lenktynėms. Čia yra 2 litrai turbininis variklis, benzininis, turintis 147 kW. Variklį visiškai esam nieko nedarę, apart pakeitę galvos tarpinę ir viskas. Ta prasme, jis yra visiškai originalus ir niekas nekišta nagai prie jo. Toliau, kitas dalykas, čia buvo tiksliau elektrinė amortizavimo sistema, tai vadinasi, tu paspaudi sport mygtuką ir jinai sukietėja. Tai iš 4 amortizatorių 3 buvo visiškai negyvi, dabar jie yra konteinerį. Ir amortizatoriai dabar yra sudėti patys pigiausi, ta prasme visiškai patys pigiausi amortizatoriai, kažkokie kinietiški turbūt, net nežinau. Ir Eibach vyruoklis. Tai ta mašina yra pažemėjusi, tiesiog sutvarkyta, kas bildėjo, klibėjo ir taip toliau. Tai modifikacijų čia viena realiai, žeminančios spyruoklės. Toliau kitas dalykas, ką mes turim, tai turim Motek ratlankius, jie yra labai lengvi. Tai sakykim, tai jau yra modifikacija. Link lenktynių einant, tai yra labai lengvi ratlankiai. Turim Michelin Alpine padangas, kurios jau mum Winter Gamesam netiks, tikriausiai, aišku. Kai mes gyvenam šitam klimate, nėra aišku, bet turėtų jos mum netikti, tai bus permontuojamos. Bei turim Brembo stabdžių diskus ir Brembo kaladėlius. Patys stabdžiai yra visiškai originalūs, dydis originalus, suportai originalūs, bet yra įdėti competition diskai su kaladėliam. Tai jie dar turi gatvinę homologaciją, bet jau neveikia taip gerai gatvėje, kaip paprastos kaladėlis, turi pasišildyti. Tai mum trasui turėtų būti pats tas. Toliau viskas. Nežinau, reiktų dar apsižiūrėti, kas negerai, kas blogai tai mašinai. Tiek žinių. Все, varom, važiuojam, filmuojam, jau galiu šnekėti, jau viskas. Tai jau užsisakėm iš Lenkijos detalyčių. Šūdlempiui diržas, galėsim nueit greit pabandyti, ar vėl nepramečiau su ilgiu. Pagalvė šūdlempiui ir Opeliui tarpinė.
Tai dabar tą diržą galėsiu nueit pažiūrėti. Dar visokių dalykėlių turim. Tai jeigu jum reiktų, pavyzdžiui, detalių, skysčių kokių nors, stabdžių, žiauriai gerų tepalų ar dar ko nors, ar jeigu jum kas nors praeidamas pro šalį nuspyrė F10 groteles, tai irgi galite parašyti man. Ir aš jum paderinsiu detalikių. Manau, kad gerokai pigiau, negu jūs perkate jas parduotuviai. Per kiek laiko atvež? Per kiek reikia? Žiūrint kokią mašiną. Jeigu kaip mūsų draugo Lauryno, tai nuo savaitės iki 2 savaičių trunka. Jeigu kaip šūdlempiui, tai kitą darbo dieną jau turi savo rankus. Arba Opelį. Arba kam nors. Netgi kartais, jeigu labai reikia, iš ryto žmonės parašo ir važiuoja autobusas tą kryptim, tai ryte užsakai iki 11 valandos, 12 įdedu į autobusą ir vakare jau žmonės turi. Galima ir toks variantas. Tai žodžiu, čia Opelio tarpinė, per kurią bėga tepalas žiauriai nežmoniškai, nors naują įdėjau. O čia šūdlempio diržas. Galim nueit pažiūrėti, ar tiks. Seni. Tai kanto. Ne, tai dabar reikia tą ištraukti. Tikrai pamiršim, užkursim, nupjaus į vėl po diržų. Jeigu kas nors darot savo plytos projektą, tai ilgis yra 1300 be kondicionieriaus. Šitas Citroenas turi vieną problemą. Jam yra automobilinis Parkinsonas. Ką tai reiškia? Tuoj parodysiu. Čia yra automobilinis Parkinsonas. Tai kaip čia dabar suprast? Tai ką tu, seni? Kontu, seni, pajoblas. Gal ne taip uždėjau? Aš esu visiškai pasimetęs šiuo metu. Tiek pasimetęs, kad nežinau, ką pasakyti. Tai va turėtų būti. Netinkama. Tai dabar žmonėm pamelavau, irgi 1300 mm ilgis. Tai kas čia dubis, blėt? Nesuprantu. Kaip čia turi būti? Galima tai va uždėti, vandens pompa nebesisuks. Gerai, supratau, reiks paguglinti tiesiog. Kažko dūmiai? Nes daug galius. Šluotų servizas. Domantas šluotų tramdytas. Žudikas. Čia jau kovos randu jau yra. Ne mano darbas, bet tikėkimės gal daugiau ir neatsiras. O. Gale važiuoklės iš vis nėra, tik guoliai. Išmetimas visiškai be rūdžių. Nei menkiausius rūdies neturi. Kaip Opelis visiškai neturi jokių rūdžių. Niekur. Čia matom tepalo nuotėkį. Stiprų. Per kur čia ants bėga? Pro visur po biškį. Tai žodžiu, čia nusiplausim variklį ir išsiaiškinsim, per kur bėga tepalas, bet dar reikia pasigaminti kažkokią atramą, kad variklis nesivartytų. Brembo! Tai, kaip gerai atrodo. X kažkokią seriją. Ir va, Magnum. Advanced Technology. Ir dar buvo kažkur parašyta Quality Approved. Pati kokybė aprūvina šitos amortizatorius. Atėjo kokybė. Geri amortizatoriai liukso. Ten kažkas viduje ir įkritė. Tai dabar galvoju, kad gal
Domas tą dangtelį nusiiminės varikliu, o aš čia bandysiu kažką sukonstruoti, kad variklis nesivartytų. Tai kokia minkšta ta pagalvė. Tai mes ją pabandysim kietą pasidaryti. Dvylika. Kaip ta? Darbinė nauja. O, nešiau, kažkur filmavom. O čia nusivalė viską. O čia viskas jau gražu. O čia nieks nesubirėjo. Kaip man daržas naujas. Galia viską, matai. Karšti ir dar duri. Prisukai? Zaibys. Laikys? Nuoga durio. Jo. Laikys? Turi sakyt, kai darai prie lenktyninės mašinos, ką nors turi sakyt, laikys. Visą laiką, kai padarai, turi sakyt, laikys. Tada laiko. Galvau, diržą nuėmei. O ten laidai. Pys rankom nuėmė. Išmetė. Tau parodys, kaip atrodė. Atrodė studentas, taip, paėmė diržą. Nereiks, sako. Pasirodus laidus čia zateškiu. Tai pala, diržą tai atgal įdėsim, bet diržą tai nevažiuoja mašina. Čiučiuka per ilgas. Nu ir vsio, variklis dabar kaip įkaltas. Dabar svarbiausia apsiplauti ten, kur galvojam, kad bėga. Užsimesim dabar paprastus ratus ir važiuosim pabandyti, kaip veikia tas mūsų dalykas. Ir dar susirasim, mums reikia susirasti 2 padangas ant galo. Tai pasiruošimo dar turėsim keletą rėmėjų per Winter Gamesus, tai reikia susimatuoti lipdukus mums. Tai žodžiu, šiandien pasidarėm tą, pasikeitėm dangtelio tarpinę, dasipylėm tepalų, čia irgi darbas, nusikalėm ratus. Tai dabar susirandu originalius varžtus, nes šitai yra su ekscentriniais tais, nes čia šiaip yra golfo, 7 golfo ratlankiai, vienas ratas. Užsidėsim dabar šitus, nes anuos reiks susivežti, sumontuoti. Šiaip būčiau šitus Michelinus žieminius pasilikęs ir būčiau ant šitų 16 ratlankių semislikų susimontavęs. Bet nėra jokių 16 semislikų už gerą kainą. Nuvarom pabandysim, kai veikia mūsų metalinė pagalvė variklį. Pasiteisim. Nebesivartų dėžė ir shifteris tada lieka vietoj. Daug geresnis jausmas yra. Iš karto bėgis įkrenta ir taip tiksliai įkrenta. Nes tu atleidi gazą, kai ši bėgi, dėžiai susiverčia, nu žodžiu, nesąmonė gaunasi. Ir per stabdymą tuo labiau tu stabdai, grūdi bėgi, tas variklis taip vartosi. Aišku, dabar vibracija yra salone, bet mums komforto nereikia varžybom. Šitų padangų biškį plaukioja dabar, bet išsisprendėm vieną bėdą, tai dabar reikia praleikti ratuką, pasižiūrėti, ar bėgs tepalas. Nes jeigu bėga tepalas, tai negalim tai važiuoti varžybas, reikia išsispręsti šitą. Ir padangas dar susižiūrėti. Aišku, su šitom padangom irgi visai nieko. Palei mane ten ne tiek daug iš viršaus, tik iš viršaus ir per dangtelio kampą tikrai negalėjo pribėgti. Čia reiks karterį gal jiems.
čia per karterio kampą šlapiuoja, tai reiks imt karterį. Radau 2 gražuolės. 2017 metų. Pagamintos prieš Kristų. Kietumas neišmatuojamas. Nu, man galo pats tas su FVD bus. Norėjom dėti sportinę sėdynę ir sportinius diržus, bet kadangi nėra nei rollbaro, nei saugos lankų mašinai, tai jeigu teikščiau, tai prisisegęs būčiau taip va kaip dūzakis. Apsiverčiu, stogas taip kaklą triukšt ir viskas. Ir įsisiojom pampersus tada visą gyvenimą. Tai atsisakėm šitos minties, varysim su stokiniu. Ai, dar šalmo neturiu, bet kažką sugalvosim su šalmu. Registracija patvirtinta, kol kas tiek. Dar trumpą gal update'ą vieną trumpyti, tokį mažytį, tokį taip. Kelsim iki Winter Games'ų ir jau paskui pamatysit mus iš trasos. Kaip ir planavom čia nuo žiemos pabaigos, kad varysim į trasą. Tai va, varysim. Like, subscribe, share, comment, nesąmonių darytojai melagiai. Ir iki svirplėnas nulikė. Tai va, iki pasimatymo.